Sveiki, bičiuliai, tai noriu pasidalinti su jumis, kaip įprasta, į ką atkreipti dėmesį jau ateinančią savaitę. Jeigu žiūrėt pagal savaitės dienas, tai palankios dienos bus bendrai taip žiūrint tiek pirmadienis, antradienis, ketvirtadienis, penktadienis ir šeštadienis. Ne? Tai tokios dienos jos bus palankesnės. Na ir jeigu pradėt nuo pirmadienio, tai 23 dieną išeina pirmadienį, mėnulis jisai bus stiprioj padėty, todėl gali būti mūsų nuotaika geresnė, pozityvesnė, mes galim turėti daugiau tokios kaip psichinės energijos, būti labiau įsikvėpę, dar džiaugtis tokiu irgi pakankamai vasariškų orų. Bet tuo pačiu pirmadienį irgi Merkurijus iki spalio 10 dienos jisai pereina į mergelės ženklą, bet jis praktiškai didelę laiko dalį bus labai dažnai arti Saulės. Ne? Todėl, kada jisai būna arti Saulės, reiškia, Merkurijus tai yra mūsų mąstymas, mūsų intelektas, mūsų nervinė sistema, mes galim norėti viską greitai padaryti ir kartais paskubėti su savo mintim, žodžiais, su išvadom. Tai į tai atkreipkite dėmesį, nedarykit, taip sakant, skubotų išvadų, neskubėkit. Ir toks gali būti noras tuo metu pasirodyti savo žiniom, savo kažkom sakykime, tokia kaip išmintim prieš kitus ir tokiu atveju mes galim padaryti kažkokių tai klaidingų sprendimų. Tai dėl to būkite atidesni. Trečiadienis ir sekmadienis bus tokios nepalankiausios savaitės dienos. Trečiadienis dėl to, kad išeina 9 mėnulio diena, kada mūsų įprastai nervinė sistema būna labiau įsitempus, dėl to mes galim dieną emociškai, ypatingai pas ką mėnulis silpnas horoskopai, viską labiau reaguoti, kartais negatyviai reaguoti, tą dieną vertėtų skirti daugiau dėmesio moterims, vaikams, ir kontroliuoti savo jausmus. Kaip sakiau, ketvirtadienis, penktadienis bus tokios palankios dienos ir kažkiem tai svarbesniem darbam, kelionėm, sveikatos klausimus irgi spręsti tom dienom. Šeštadienį mes turim ekadašį, ekadašis, kada mes laikomės pasninko, tą dieną užsiemam dvasinę praktiką, tai padeda mums ir prailginti mūsų gyvenimą ir sustiprinti sveikatą. Tą dieną, jeigu mes skiriam laiko daugiau maldai, šventų Dievo vardų kartojimui, mantrom, tai tokiu atveju mes galim gauti ypatingų palaiminimų. Tai stengtis tą dieną reikia kiek įmanoma išnaudoti. Tai paprastai kalbant, mes galim savo likimą labiau pakeisti tą dieną, jeigu laikomės tokių nurodymų. Ir kas laikysis ekadašio tą dieną, tai galima vėlgi pasninkauti arba galima valgyti tam tikrus produktus, ten mano puslapį nurodyta. Jeigu įvesite tiesiog gubinas ekadašis, jums išmes kokie tai produktai. Tai va. Ir jeigu laikotės kitą dieną, reiškia, reikėtų nutraukti pasninką, įprastai aš tai suvalgau duonos truputį ir nuo 7 ryto 23 minučių iki 11:17. Reiškia, sakykime, taip grubiai, nuo pusę 8 iki 11 valandos tai padaryti. Taip galima pasakyti tokius žodžius Hari Om Tat Sat, kad aš tai dariau dėl kūrėjo, dėl Dievo, ne tik iš kažkokių tai savanaudiškų norų. Ir sekmadienis bus tokia gali įtempta diena, dėl to, kad Saulėta diena turės įtaką iš Ketu planetos, tai bus negatyvus reiškinys, Saulės planeta, galima taip sakyti, kenties, ta diena bus nepalanku irgi priimti kažkokius tai svarbius sprendimus, stoti kažkokius tai ginčius, kažką tai tokio daryti irgi ypatingai svarbaus, tai tą dieną nevertėtų. Bus tokios įtampos daugiau, todėl vertėtų skirti tą dieną daugiau poilsio,
poilsiui, daugiau, ne, kažkiam tai askezėms galbūt kažkokiom, na, tai, kas, sakykime, tokio nematerialaus, ne, kažkokią tai materialią veiklą tą dieną būtų geriau atidėti, svarbesnius darbus irgi perkelti kitą dieną. Tai būtų tiek, bičiuliai, ką vertėtų atkreipdėmėsi. Linkiu visiems, kad savaitė praeitų sklandžiai, prasmingai. Dėkuoju už jūsų dėmesį ir iki pasimatymo kituose video.